Nu ką, sveiki gyvi dar kartelį Norvegijos lietuviai. Į visus jūsų išmanius daiktus galima taip pat įdėti išmanę televiziją, kur jums nereikės mokėti jokių abonentinių mokesčių. Vieną kartą man susimokat, aš viską sudedu, pajungiu ir viso. Gali žiūrėti 500 kanalų. 500 kanalų gali žiūrėti nemokamai. Visus Viasat, Sport Baltic, TV3, LNK, TV1000 Premium, visus. Ir tik tai susimokat 300 kronų vieną kartą, atvažiuojat, pyst, per valandą sudedu viską į planšetį, telefoną, belekur, ir bus geriau negu jūsų Emigrants TV. Žiūrėk, šitais gali parodyti. Paukštus randat programėlę, Torrent TV, pyst paspaudžiat. Čia mes vieną sykį sumokam už šitą akauntą, mes patys sumokam. Dėl to jums realiai reikia tik tai išsirinkti kažką iš sąrašo, pasileisti ir žiūrėti. Aišku, čia kiti kanalai, didžioji dalis yra rusų kalboje, bet lietuviškus kanalus tai tikrai ką matysi lietuviškai. Tai va, galite išsirinkti, ką norit. Galite HD žiūrėti, opščiai, dėtskiai. Šitą visą meniu galima pasidaryti ir angliškai, dėl to nėra čia ko panikuoti iš karto pamačius. Čia, realiai netgi для взрослых, tai yra suaugusiems, yra kanalų gal 19, jeigu kada sumastytumėt, nebūtinai eiti ir retubę ar kažkur tų virusų gaudyti, galite tiesiog čia viską žiūrėti ir viskas. Svarbiausia, viena tik tai aplinkybė, būtinai turi turėti internetą. Tai va. Nežinau, kaip jums ten matos, tarkim, galiu parodyti, pavyzdžiui, pasispaudžiat sporto kategoriją, nu ir tarkim, Sky, internet, Eurosport, Viasat Sport, tarkim, yra, ne? Viasat Sport Motor, Sport HD. Jo, belia kokį, tarkim, pasirinkom. Yra netgi programa. Jeigu rodo raudonai, vadinasi, šitą galite pasižiūrėti netgi, kas buvo mėnesio bėgiai prieš tai. Jeigu esate didelis sporto aistruolis, ar filmų maniakas, ar šiaip koks nors psichinis ir religinis apsėstas maniakas, galite atsisukti viską žiūrėti kaip ant išmaniosios televizijos. Tai va, čia galiu kaip pavyzdys parodyti. Žiūrėsim, kaip čia bus su internetu. Bet viskas turėtų pasileisti. Čia va. Pasileidžia. Tada pabandysiu biškį šauti šviesos. Tai va, belia kokį kanalą realiai taip gali žiūrėti. Pist ir yra. Tai va, jeigu norit, prašom, rašykit, klauskit, atsakysime visus klausimus, sudėsim, paruošim, vieną kartą sumokėsit ir nebūsit priklausomi nuo jokių abonentinių mokesčių. Tai va, laukiam norinčių iki.